Tai matot, jau šiandieną labai yra iš tikrųjų linksma ir smagu Lietuvoje, kad dar iki prezidento liko 3 metai, kada įvyks, bet jeigu pastebėsime, kiekvieną savaitę vyksta šou, kas tas bus prezidentas. Įdomiausia yra tai, kad kandidatai, kurie ketina būti prezidentais arba kandidatais į prezidentus, pradeda lakstyti po Lietuvą taip, kaip važiavau aš. Tai kopija numeris 1. Mes matome tas pats Laurynas Kasčiūnas, Viktorija, mes matome Ignas Vėgėlė, irgi vargšas žmogus bando kažką daryti. Budrys net metė užsienį, sako, man jau nebesvarbu, man čia svarbu Lietuva, aš čia myliu Lietuvą ir važiuoju. Ir toks man vaizdas yra, kad jau jisai nutrūko ir nuo Nausėdos, nuo pagrindinio savo šeimininko grandinės ir jau pradeda formuoti atskirą politiką. Bet įdomiausia, man iš esmės jau labai gaila, nes jie nei vienas neturi realiai galimybės būti, nes akivaizdu, kad šiandieną į rinką, į kandidatų prezidentų rinką yra įleistas naujas žaidėjas ir tai yra, aš jau pastebėjau kokį gal 3-4 mėnesį, kiek man tenka sekti viešą erdvę, tai yra akivaizdu, kad Dainius Dundulis ir bus tas kandidatas į prezidentus, bus jisai paimtas kaip nuo verslo, nuo tokios pramonės pusės, nuo prekybininko pusės ir panašiai. Ir kai aš matau, kiek dabar vyrai ten deda energijos, kiek jie ten triūstė ir taip 29 metai vasario mėnesį turi praskelbti, kas tenais tampa kandidatai ir Dainius pasako, aš irgi būnu kandidatas. Sutat, koks smūgis, ne, jam yra. Smūgis tam pačiam verslininkui Edmundui, ko gero yra, kuris irgi jau galimai tikėjosi, kad jis bus kandidatas į prezidentus. Žurnalistai spauda švietė ten tapiną ir panašiai ir dabar rinkoje bus kažkas tokio naujo. Tai ką tai rodo? Kad sistema, struktūra arba jėgos, kurios nori toliau išlaikyti valstybę savo rankose, aš kalbu ir užsienio jėgos, ir mūsų nacionalinės, ir kai kurios iš tikrųjų negražių žaidimų žaidžiančios, juos jau dabar atrinkinėja, kas toksai bus. Na ir ištrauks, kaip aš sakau, žmogų iš išorės ir jisai važiuos. Tai labai tvarkingai Dainius įleidinėja į rinką. Pamatysim po kokių gal pusės metų klausime eina, neina. Analogiškai pamenat, kai buvo bandoma įvesti Robertą Dargį. Robertas Dargis bus kandidatas prezidentus ar ne? Ir lygiai tokie pačia klausimai, tai Robertai eis ar neįsi. Maždaug pasitikrinam temperatūrą, žinai, kaip yra. Ir jeigu pažiūrėt iš tų verslininkų, tai yra šiandien vienintelis, kuris galėtų su šitais, kurie imituoja, kad jie čia visi patys savo gražus, kad jie bus. Vienas, kaip pasakau, obelį sodina, kitas su konversais kėdais bėga, kitas ten dar kažką daro, bet bičiai nesupranta, kad už jų nugaros jau procesas kitas vyksta. Tai tas smagu šiandien man matyti. Tik dar kartą toks, įdomu bus, kada visuomeniai šitas klausimas atsiras. Nes, Dainius, tas Robertas Dargis jis tikrai nebegali, Arvydas Avulis, faktas, nes ten jiem Krymas, pastatai, verslai.